Naisių vasaros radijas. Vasara jūsų sieloms. Na tai kas varstot? Žinionis, puikių idėjų turim. Naisiai taip puoselėmi, kad netrukus baltų kultūros sostinė Romovė taps. Nagi, tai kokios jau tos idėjos? Aš turiu čia tokią mintį, kurią pirmiausia profesoriui ir pateikiau. Man rodos, kad reikia Naisiuose tokio objekto, kurio būtų nusilenkta mūsų protėviams, iš kurio baltų kultūra sklistų dabartiniai ir ateities kartoms. Na, tai kad jau dabar Naisiai vienas ištisas muziejus. Ne. Manau, kad reikia tokios vietos, kur žmonės galėtų rinktis. Didelės tokios, įspūdingos. Supranti, man rodos, kad reikia tokią areną supilti. Iš žemių supilti. Bet čia rimtai. Grandiozinis projektas atrodo, kaip pasakoji. Tu ko, piliakalnį pilsi. Na, Rapolai, tau gerų minčių niekuomet netraukdavo. Ne, tą idėją žinoma, dar reikia glūdinti, dar reikia pažiūrėti, kas čia ir kaip bus. Na, o kaip mūsų istorijos paminklas? Gal ką išsiaiškinot jau? Nu, geras akmenėlis šventam reikalui naudotas. Reikia truputėlį dar apylinkės patirinėti, paieškoti ir kur tas šventakmenis atneštas. Porą studentų siūsit, jeigu padirbėję. Kur atsiųsit? Čia? Kaip tai kur? Pas jūs? Priimsit? Nežinau. Tai priimsim, bet tai, kad klebonijoje nėra kur jiems prisiglaus. Yra kambariukas, bet kad lovų nėra. Tai gal pas žiniuonį? Kad ir pas mane kažkaip nelabai vietos. Į klojimą taigi nepaguldysi. Dė tie laikai. Ailė ir užsispyręs tas mūsų gardėvutis, ką? Ar tenkins jį, ką mes dabar čia rašom? Tai jeigu gerai parašysim, tai gal patiks. Jau sutiko, kad turime praplėsti, kad nebūtų toks trumpas kaip gyvenimo aprašymas. O filmavimo darbas, manau, komandinis darbas, tai reikia priimti kompromisus. Kaip gerai būti dailininku, kompozitoriu ar rašytoju rašai ir niekam neturi teisintis ir prie nieko taikytis. Paleidi savo širdį kūryboje. Va, pagaliau jūs panelės radau. Ach, tu radai. Tai gal prisidėsi prie scenarijos rašymų? Aš gal vėliau. O kaip tu čia mūsų atradai tokioje vietoje? O jau kas ieško, tas jau randa. Bet žinok, su Jurga tai visuomet taip. Kai tik naujas projektas, Jurga taip pasinerė jį, kad po visus Naisius turiu lakstyti ir ieškoti, kur jį yra. Aš žinok, taip galvoju, kad Jurga yra net priklausoma nuo kultūros, įsivaizduoji. Taip, aš priklausoma nuo kultūros ir priklausoma kaziukai nuo tavęs. Tai vadimsiu ir parašysiu, tai įtrauksim. Giedriu, palauk. Man pagalbos tavo reikia. Prie generatorių. Tai ašgi tau sakiau, savo darbais pats rūpinkis, o aš dėl tavęs pasirūpinsiu ko nors kitku. Kaip tai, kom nors kitku, kad man daugiau nieko nereikia? Reikia. Va tas yra, kad reikia. Šiandien vakarėlis. Koks vakarėlis? Tu baig visas tas kaimo mergas piršt man. Aš neperšu tų tavo mergų. O Marija, ką visai faina mergyčka, bet to jo šiandien gimtadienis. Nu, nežinau, šiandien vakarą, rytoj bus, bet joms vis tiek patinka, kai jas pasveikini, kad ir be reikalo. Ką? Gimtadienis? Koks dar pasveikinimas? Ką tu čia? Tu Vaclovo raktus namų turi?
Nu, tai va, tai įlendam į namus, pasislėpiam už kokios nors pintos, paskui iššokam ir sakom, siurprizė. Bet Marija tai nesutiks. Ot kvailas tu padaras, aš nesuprantu. Taigi nereikia leidimo darant staigmenai. Einam į krautuvę, nupirksim kokių nors skanėstų ir daryt staigmenos. Tu su savo tom staigmenom? Bagetės čia padėsim. Čia galiu šitą kaladėlę taip dėti? Galiu, ar ne? Gerai. O žinai ką? Pastatom namą, kaip pasakoj. A tu vakarė man paskaitysi pasaką? Labai norėčiau, Rugelytė, bet negaliu. Aš vakarė turėsiu išvažiuoti, nes nebegyvensiu čia pas jūs. Nenori? Noriu, labai noriu, bet negaliu ir tai yra daug sudėtingiau negu tavo šitas konstruktorius. Tik tiešiai nieko nesakyk, gerai, apie ką mes čia kalbėjom. Kad aš čia noriu gyventi. Sveikas mergaitės. Kaip matau, turit mergaitiškų paslapčių, kad taip suglaudusias galvas šnapždatės. Na va, porą cepelinų įsivertėm. Dabar ramus iki pat jūros. O man tai cepelinai per sunkus maistas. Tai reikėjo ką nors lengvesnio paprašyti. Taigi, valgiaraštis ilgas. Man cepelinai pats tas ir kad spirgučiai būtų kaip žvirblio galos. Tokie, kad būtų ką kramtyt. Kad jau ne. Mūsų amžiai jau ir nesveika. Mūsų amžiai gyventi sveika, ką? Žiūrėkit, taigi va mūsų mašinos langai atviri. Nu viskas, amen mūsų kelioniai. Jau, kad yra kur galas. Aš jau maniau pasaulio pabaiga. Kaip? Nu bet kaip šitaip, nu? Nu kaip? Nu taigi aš taip pastačiau mašiną, Onutė, kad matyčiau. Niekas prie jos net prieis nebuvo. Ai, nu tai tada gerai, jeigu šitaip. Taigi viskas čia matos kaip ant delno. Dabar tu važiuok. Jeigu mane kas apšvarintų, tai porą skudurų ir skutimus reikmenys. Oi, nepralopto. Bet vis tiek negerai šitaip. Viskas yra gerai. O, langai buvo praviri, mašina išsivedino, bus vėsiau važiuot. Bet tai vabalų visokių prilindo, musių visokių. Nu, tai kaip dabar su jais toliau važiuoti? Didbuose dar naisiuosi sėdo. Zvimbė visą kelią užmušti. Oi, Jėzau, taigi, nu va, sakiau, kad prileidot visokių parazitų. Kokių parazitų? Čia tu konkrečiau, tu vardais, kuris čia? Va, gyvūt, krūjus siurbys, sparnuotas. Aš tas tik skraido, paskraidys ir nutuks, visi mes čia gyviai nuo Dievo. Aha, nuo Dievo, geriau sakyk, kad nuo velnio. O, zdingas traublį atkišęs, taigi dar sugels iki pusliūnų. Ne, toks tokio negriebs, nebijok. Šitau. Nu, palauk. Priveiksiu. Nu, palauk, Onutė, tu čia taip per daug neįsiautiek. Tai, žinai, per mažą vietos tokiems dideliem mūšiams. O čia didelio mūšio ir nebus. O tik tai bus taukšt ir baigta. Aha, vo. Kapak! Gerai, kad ledų paėmėm. Patinka jie moterims. O, acys ir dešrikės turi. Įdėjai ledus ir uždaryk šaldytuvą. Nesiknis po svetimus daiktus. O jeigu Marija pareis ir aš čia stovint mums su tom dešarom? Daiktus atkai. Paskambink Marijai, sužinok, kad negrįš. Kad ramiau tada bus. Tai jeigu aš paskambinsiu, tai kokia čia staigmena? Tu kaip nors apsimešk, tik niekur nieko. Kad grašto kokio nors reikia, ar dar ko nors. Kad nesupras. Gerai, uždaryk šaldytuvą, sakau. Marija, labas. Aš čia kieme taisinėju. Aha, man grašto reiktų. A? Jo, gal tu greit pareisi.
Parodytum, kur Vaclovas rimtesnius įrankius laiko. Už valandos? Aha. Gerai, jei nesulauks, ateisi rytoj. Iki. Ačiū. Už valandos pareis. Tai gerai. Einam žiūrėt, kur slėpsimės. Kunige, su reikalu ėjau, sakau, užeisiu. Tai kas ten vaikšto pro namą čia? Profesorius pas mus svečiuose, akmenų specialistas. Akmenų, nu čia dabar. Na taip, žiniuonisgi atrado įmūrytą šventą akmenį sienoje. Tai dabar tyrinėja, nagrinėja, kokio senumo, iš kur, iš kokios šventvietės. Sakė, atsiųs studentų ieškot tos šventvietės. Matai, studentų atsiųsų, gaspadinį tiutių prie jūros išvažiavo. Neilgam, Anelė, neilgam išvažiavo, greitai sugrįž. O jie nakvos ne klebonijoje, surasim. Ne klebonijoje, aha. Tai Vacys išsivežė Oną prie jūros, matai. Nu tai ten didelė kompanija išvažiavo, tegul pailsi. Onutė, tegul atsigauna. Nepyk, bėgu pas svečią. O kunige, tai čia jau Vacys ją išsikvietė, ar Ona įsiprašė? Paskui pakalbėsim. Nu, matai, einu pas Jurgą, Jurga tikriausiai žinos daugiau. Po to, Ona, nu tu matai, manęs Vacys nepakvietė. Suki kairėgi sukno. Niekur čia nereikia sukti, visą laiką čia tiesiai važiuoja. Ona, tu baig. Per tavo vabus vos griovinį atsidūrėm, dabar vėl blūdį. Taigi jūs visiškai neskaitot užrašų. Nu, ką tik buvo rodikliai, kairę rodė, parašyta Palanga. Taigi pravažiavai, apsisukti reikia, nu. Niekur čia nereikia suktis. Tiesiai važiuoja. Kiek tu gali vairuoti nuo užpakalinės sėdynės? Sėdi sau ramiai, sėdėk. Nu, bet kad jūs visiškai ženklus nežiūrit. Tai gal pavairuot nori, ne? Gal keičiamės? Ne, ten rodiklė buvo į Plungelį, į Palangą. Aš irgi pastebėjau, kad į Plungę. Nu, gerai. Pažiūrėsim. Matysim, kieno teisybė. Bus matyti. Dar toli nenuvažiavom, jau grįžt norisi. O Jėzau, kaip suplukau. Karšta laukia, ne? Oi, karšta. Karšta, į naujienas karštas. O, nagi, kokios dar naujienos? Taigi, klebonijoje sienoje vertybę rado. Pinigų? Lobį? Jo, pinigų lobį. Akmenį. Nu, tai vertybė, nu. Nu, ką iš to akmens padarysi, ką girnapusė, ar ne? Nu, tiesa, ten yra tokia duobutė, galima pragręžti. Nu, bet šiais laikais kam ta girnapusė? Bet turiu dar karštesnę naujieną. Apie Oną girdėjai. Ką? Taigi, į Palangą išvažiavo. O, tai žinau. Tu manai, kad mes čia naujienų nesužinom. Į parduotuvę, į kavinę visi viską suneša. O, ką mes matom. Na taip, panelė, manęs ieškote. O ko jau man pačio ieškot? Na tai kaip ko? Tai dėl žemės atėjai, ne? Ne, taip viskas paprasta, Gediminai. Žemę reikia permatot. Ai, baig. Man gerai bus nepermatot, pats persimatuosiu ir viskas. O tai gal dar ir neparduosiu. Pinigų kaip nors prasimanysiu. Iš ko jau tu čia prasimanysi? Iš ko? Iš to savo pensijos nusususios? Tėti, kodėl Gabrielė turėjo išvažiuoti? Nu, todėl, kad teta Gabrielė turi savo namus ir jinai nori jos sugrįžti. Bet jie aplankys, jie mūsų aplankys kiekvieną dieną ir rytoj atvažiuos. Šiandien mes ją palydėjom, o rytoj ją pasitiksim. Turbūt Gabrielė taip geriau. Gabrielė su mumis nori gyventi. Tikrai? Ir liepia tau nesakyti. Teta Gabrielė nori su mumis gyventi ir liepia, kad tu man nesakytum? Teta Gabrielė tau liepia nesakyti. Žinai ką? Tetai Gabrieliai reikia geresnio paslapčių saugotojo pasiieškoti. Tena.
sakė, kad norėtų su mumis. Duok rankytę. Staigmena. Siurprizas. Siurprizas. Giedriu, o kur tu dėsi babkės gautas už žemę? Ką žinau, Vaido dalį tai tikrai paliksiu Vaidui. O iš savosios tai gal mamai atiduoti reiktų, nes vis tiek prie mašinos pirkimo prisidėjo. O gal sakau, gal šiaip kur nors į kurortą kokį nuvažiuosiu atsipūsti. O ko tau naiseinė kurortas? Tai kad visi čia žmonės į mane kai kokį balvoną žiūri, o, sakykim, Palangoj tokioj turtuoliu apsimeščiau, va ir moterys visai kitaip žiūri. Viską darom pagal planą. Pagal kokį planą? B. Bičiuliai, kas ką bekalbėtų, bet Lietuva yra jūrinė valstybė. Didelę pakrantę turim, uostą, paplūdimius poilsiui. O, kaip gražu, Viešpatie. Koks grožis, kokia didybė. Jau nesitikėjau gyvenime pamatyti. Man atrodo, metas jau ir nakvynė būtų pasirūpinti. Na taip, ko gero, laikas į miestą. Paskui galim susivėlinti. Neikim dar, pabūkim bent iki saulėlydžio, ką? Ne. Paskui galim nerasti nakvynės, teks kopose miegot ar mašinai rangytis. Palaukit. Ašgi čia turiu draugę, kursiokę. Jinai su vyru nuo savam name gyvena. Gal pavyks? Labas, Dalia. Aš nesitikėjai Palangoj ir klientų tau turiu. Visos vietos. O ta pavėsinė kur kieme? Irgi? Gerai, paskambinsiu. Nieko tokio. Iki. Nu va, koks jis siurprizas žmogum ir tada išgąsdinom. Taip. Marija! Ša. Įsilaužė. Taip. Buvo mažiausiai 2 vyrai. Prašom atvažiuoti, aš juos užrakinau. Marija, čia mes. Marija, čia aš ir Giedrius, stebės policijos Marija. Nereikia, Marija. Nu, gal kokį 4 vietį turite. Na, ar liuksą. Mes sumokėsim. Čia pinigai neturi reikšmės. Supraskit, neturim nei vieno laisvo kambario. Man tai negaila, jei tik turėtumėm kokį tikrai įleistumėm. Mes juk mylim klientus, kiekvieną priemam eiti galim. Bet dėja nėra. O išlėkiam kaip į gaisrą. Nei namų, nei nakvynės. Kas turi kokių minčių, kur belstis? Nesuprantu, nu jau kur. Viešbutį visada būdavo vietų. Kada čia buvo, prisiminė numerės perstų. Tai nakvynė reikia užsakyti iš anksto. Vyrai, planavot ir nieko jūs nepriplanavot. Tik ką mums dabar daryti, kur dėtis? Parke ant suoliuko nakvoti? Žinai, geriau tada iškart į policiją. Nes supakuos kaip valkataujančius. Nu jau... Prisiduodam iš karto. Nu jau už nakvynę po policijos nuovados stogu aš savo reputaciją nerizikuosiu. Gerai. Tai tada namo. 4 valandų ir mes ten. Kaip tai? Tai aš dabar vidury nakties turėsiu baladotis kunigui į langus, kad mane įleistų? Žmogus gi nakčiai duris užsisklendžia iš vidaus. Tai aš jam priepolį varysiu. Ne. Jūs kaip savo norit, o aš lieku. Gerai. Ką siūlot? O privatininkai. Privatininkai. Jau po namus išsiskirstė. Kambariai nuomojami rytais. Gal stoty, pavyzdžiui, liko kokia nors moterėlė, pati kantriausia. Arba kasininkė gal žino kokį adresą, kur nuomoja. Stoty gerai.
Gerai, stoti paklausti, taigi nekainuoja. Aš abejoju. Ne, klausykit, didelio komforto nesitikėkim, bet gal vis šis tas. Važiuojam. Važiuoja. Marija, tai gyva, čiagi mes. Ką jūs čia darot? Įsivaizduojat, kaip mane išgąsdinot? Tai čia Giedrius sugalvojo tau staigmeną padaryti. Staigmena man, kokią progą. Tai kaip ir be progos. Karpušą Vaclovo raktus turi, tai jis ir pasiūlė. Aš pasiūliau. Tai va, aš ir sakau Karpušai, taigi galima padaryti staigmeną. Mes, saldainių, ledų turim. Eina savo, kaip jūs mane išgąsdinot? Marija, gal arbatos? Gal ledų? Ledų mes turim? Aha. Policija jau pusiaukeliai. Ar jūs suprantat, kad už melagingą iškvietimą dar didelės bausmės yra taikomos? Tai mes negalvojam, kad tu taip suviduriuosi. Tai yra šitą sureaguosi. O ko jūs tikėjotės? Ai, užsienį rodo filmuose, tai žmonės patenkinti, laimingi būna, kaip ten jiems... Amerikoje gal ir patenkinti, bet ne čia Lietuvos kaime. Du rėkiantis vyrai su kaukėm. Aš tada ledų atnešiu. Marija, mes atsiprašom, mes tiesiog nepagalvojom. Norėčiau paprašyti, kad man atiduotumėj raktus. Karpuška, nesugalvosi dar kažką panašaus, tai kojas pakratysiu. Dabar namo bijosiu sugrįžti. Bet Vaclovas prašė pažiūrėti ūkį. Susiskambinsim, atrakinsiu. Darbo padarau, susirastumėt. Va čia ir siurprizas būtų visiems. Čia. Kaukės. Užmiršu.